Nu va, viską padariau, pomidorus nulupau, gavosi 3,5 litro. Nulupti, supjaustyti ir sudėjau visas daržoves supjaustytas. Įdėjau 1 šaukštą druskos, bet manau galima dar įdėti. Česnakiukus pakepinau aliejuje. Ir stiklainiukai paruošti. Ištraukiau iš orkaitės. Nu ką, liko tik dangtelius išvirint. Pavirinsiu kokią 15 minučių. Šitą irgi skanumą. Oi, kaip skaniai kvepia, kai česnakus pakepinė aliejų. Ojoj, kaip skaniai kvepia. Ir kokia skani sriuba vėl aš jos į vakar virėm. Ir šiandien aš jos noriu, nes tiek skani. Tai žiemą bus nepaprastai skanus dalykas. Tai va, tiek ir žinių, liko tik tai palaukti truputėlį, kad viskas suvirtų, kad nepervirtų, pamaišyti, nenubėgti niekur, pokemonų gaudyti. Ir supilti stiklainiukus, stipriai užsukti ir nešti tiesiai į rūsį. Skanaus.